Išsėtinė sklerozė tai centrinės nervų sistemos, kuriai priklauso galvos ir nugaros smegenys liga. Išsėtinė sklerozė vienas iš tų retų susirgimų, kuris prasideda jauname, darbingame amžiuje ir progresuoja visą likusį žmogaus gyvenimą. Liga sukelia ne tik judėjimo sutrikimus, bet ir nuotaikos, emocijų, orientacijos aplinkoje bei savyje pakitimus. Galvojau, kad aš tik viena pati esu tokia, jau nebe tokia kaip visi ir labai pasimečiau. Ir išsigandau, buvo mažas vaikas, bet sūnus jau užaugo, 25 metai. Ir vis tiek vaikštau, dar šiandien aš vaikštau su elementais ir vairuoju mašiną. Ir svarbiausia yra nepasimesti, neįsigąsti. Nes dabar yra klubas pas mums, labai daug tokių žmonių. Yra tikrai liga, jinai yra, būna lėtos formos, jinai taip greitai ir nepaguldo žmogaus ant lovos, reikia tik neįsigąsti. Yra ir ant vežimėlių žmonės gyvena pilnavertišką gyvenimą, tik reikia ieškoti bendraminčių. Tai klubas tam padėjo labai turbūt? Labai. Ir baseinas, ir stovyklos, ir bendraminčių atradau. Žodžiu, gyvenimas tęsiasi? Taip, tęsiasi. Mes tokios ligos nemirštame. Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtinė sklerozė draugija buvo įkurta 2000 metais gydytojų Andriaus Kazlausko, Ginto Vilimo ir anapilin išėjusio Šiaulių universiteto dėstytojo Jurgio Ratkaus iniciatyva. Šiuo metu draugija vienija 118 narių, aktyvių ir be kovos nepasiduodančių ligai žmonių. Už sveikatą! Galima sirgti, bet galima ir gyventi su liga. Galima susitaikyti su liga, bet galima ir prisitaikyti prie ligos. Mes renkamės gyvenimą su liga. Išsėtinės sklerozės draugijos centras įsikūrė 90 kvadratinių metrų puikiai įrengtose patalpose. Organizacijoje įdarbinti 7 darbuotojai, 4 iš jų žmonės su negale. Pagrindinis veiklos tikslas – padidinti ir praplėsti universalių paslaugų prieinamumą žmonėms su negale, siekiant ugdyti savarankiškumą ir pagerinti jų gyvenimo kokybę. Tam skirtas ir projektas Employability. 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 Integration. Social inclusion. Work integration. Monitoring. Dissemination. Evaluation. Good practice. Employability activities for disabled people. Šiaulių apskrities išsėtinės sklerozės draugija įgyvendina projektą Leonardo da Vinci projektą Employability. Tai yra partnerysčių projektas, kurį Lietuvoje koordinuoja Švietimo ir mainų paramos fondas, tačiau jis yra finansuojamas iš Europos komisijos. Partnerysčių projektas būtent remiasi tikslu padėti neįgaliesiems integruotis į darbo rinką, taip pat per profesinį švietimą. Taigi pagrindinis mūsų projekto tikslas yra skatinti neįgaliuosius kuo pozityviau ieškotis darbo, iš tikrųjų mokytis, ir mes esam partneriai susitikę iš ES šalių, tokių kaip Kroatija, Italija, Ispanija, Didžioji Britanija, Bulgarija, Lietuva žinoma ir 2 organizacijos iš Turkijos. Mes ieškom geriausių kelių, kaip padėti neįgaliesiems būtent integruotis į darbo rinką. Mes bandysim sieti visų šių šalių gerąją praktiką ir padaryti vieną bendrą produktą, tai yra gidą, kuriame būtų nurodyta
kaip pagerinti, kaip padaryti pozityvesnį būtent tą integravimąsi į neįgaliųjų darbo rinką. Mes taip pat siekiame įtraukti ir darbo biržos atstovus, reabilitacijos centrus, viešinti mūsų esamą projektą būtent jiems, kad jie galbūt teiktų savo pasiūlymus, prisidėtų prie mūsų. Kadangi mūsų tas projektas yra fizinė negalia, apima regą, klausą ir judėjimo negalią, tai mes apimame visas tas sritis, tai visų šių sričių specialistai dalinosi savo gerąją patirtimį. Keliaujant, mes matom iš tikrųjų gal labiau pažengusios šalis, kurios dirba daugiau metų ant neįgaliųjų integravimo į darbo rinką, ant neįgaliųjų profesinio švietimo, tai mes perimame tą gerąją patirtį, mes matome, kaip yra įkurtos patalpos iš tikrųjų, kaip jie dirba, iš kur jie gauna finansavimus, kokie galbūt įstatymų pakeitimai reikalingi. Mes matome čia, mes teikiame visą tai kitoms organizacijoms, savo organizacijos nariams ir mes tengiamės adaptuoti tą gerąją patirtį būtent Lietuvoje. Iš tikrųjų, didžiausia įspūdį, kas man padarė, tai yra išplėtotos paslaugos ir galimybės neįgaliesiems būti vienoje vietoje, kaip aš sakau, kabutėse su sveikaisiais, mokytis pagal tas pačias ar bent jau adaptuotas programas ir pastangos padėti susirasti darbą ir motyvuoti patį neįgalųjį dirbti. Ne tai, kad už jį kažkas kažką padarytų, bet tai yra pažingsniui siekiama, kad pats neįgalusis po to ieškotųsi darbo. Ir tarkim, kaip matėme mes ir Anglijoje, dabar Didžiojoje Britanijoje, kaip prie pačio koledžo yra įkurtos darbo vietos neįgaliesiems, kaip tokios kaip kirpyklos, tarkim, kur neįgalieji gali kaip ir atlikti praktiką, bet taip pat ir dirbti tenais po pasibaigus praktikai ir būtent mokslams savo. Tai kad mes turime ko pasimokyti iš tikrųjų. Jau 3 metai draugijoje vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, kurio dėka iki 60 žmonių su negalia ir jų šeimos narių dalį laisvalaikio praleidžia centre. Fizinė kultūra ir fiziniai pratimai ypač svarbu žmonėms su negalia, kurių tikslas kovoti su liga. Kiekvieną dieną šie žmonės randa laiko judėti. 5 kartus per savaitę draugijos nariai lankosi išsėtinės sklerozės centre, kur įrengta puiki treniruoklių salė ir ji visada pilna norinčių sustiprėti. Savarankiškai arba su specialisto pagalba neįgaliai atlieka fizinius pratimus treniruoklių, kamuolių pagalba, stiprina raumenų masę, tobulina ir atstato sutrikusias biosocialinės funkcijas. Masažo specialistė supažindina ligonius su raumenų, sąnarių raiščių, kaulų, atskirų svarbių biolaukų taškų struktūra, moko įveikti raumenų ir sąnarių skausmą, atpalaiduoti raumenis. To išmokę ligoniai padeda savo ir likimo broliams. Jie ką žiūri, vienas kitam padaro. Tai tokia savitarpio pagalba gaunasi. Jūs pamokot visus, o jie paskui vienas kitam gali pagelbėti. Jo, ir paskui ir tirpimas rankų, labai jau. Čia reikia tokio laiko. Neskubėti niško. Ant šito virusą. Gal viskina virus. Ne. Vienas stuburo. Stuburo kita. Nėra. Kita svarbi procedūra – kompresinis limfodrenažas. Oro slėgio pagalba veikia kraujotakos ir raumenų sistemas, stimuliuoja kraujotaką. Tai pagalbinė priemonė žmonėms su negalia, padedanti atstatyti ir palaikyti ligonio biosocialinės funkcijas lėtuoju būdu. Čia atstatyti sąnarių dinamiką, judrumą, nes po operacijos išimta yra vena iš kojos ir limfos nutekėjimas blogas, sąnarys tinsta koja ir jis einant reikia raišti. Ta tokia gaunas šilpikščiams, kai jisai prailina tą limfą, tai tada jį labai gerai pratekti, tada jisai jaučiasi normaliai. Nebėra sutinimas ir skausmas sumažėja. Tai gerai jaučiatės po tos procedūros? Jo, gerai. Kaip svarbu jums gauti tokią paslaugą šitam klube? Tai čia labai gerai, taip reikia į tą reabilitacinę, o čia galima ateiti, jeigu laukti reikia nieko, žymiai greičiau, paprasčiau.
O šiaip ar smagu ateiti į tą klubą, ar šiaip tiesiog pabūti? Tai gerai, čia užsiminėtų sveikatai atstatyti, visokie pratimukai, prietaisų yra, savarankiškai galima dirbti. Ypač tai nesusiveikiai žmonėms, nesportiniai rezultatai ir svarbu. Raumenys atstatyti šiek tiek. O bendravimas ar svarbu, ar smagu čia bendrauti? Tai aišku, kad tarp žmonių nesijaučia atskirti neįgalį, kai kolektyvas gaunas. Yra visai kitaip, mūsų namuose vienam. Tai smagu čia? Gerai. Tokių pomėgių, tokių sienimo, ir sveikatos didelė labai yra. Vieną kartą per savaitę iki 20 draugijos narių lanko fizinės kultūros pratybas plaukimo baseine. Viename plaukimo baseino takelėje vyksta universali tausojančio režimo mankšta aerobikos, jogos, tempimo pratimų ir koordinacijos stiprinimo pagrindais, įtraukiant vis naujus ir sudėtingesnius fizinius pratimus. Kitose takeliuose draugijos nariai tobulina plaukimo įgūdžius ir stiprina sveikatą stebint specialistų. Šiems žmonėms labai svarbu turėti širdžiai mielą užsiėmimą, kuris nuveja nuo įkyrių minčių. Rankdarbiai tai vaistai nuo visų ligų, tai savęs realizavimas, pakilimas virš rudos kasdienybės. Tai akimirkos retos, bet labai brangios. Tada aplanko palaima, sugrįžta įsiblaškiusios mintys, nutolsta visi rūpesčiai. Žmonės su negale labai kūrybingi, išradingi ir unikalūs. Jie sugeba sukurti aukšto lygio meninius autorinius darbus, tačiau nesureikšmina savo darbų ir net vengia pristatyti juos visuomeniai. Mes tikrai siekiame pakeisti šią klaidingą nuostatą. Skleidžiant šitą informaciją, aš manau, požiūris visuomenės kažkiek tai kinta. Jie pradeda matyti pastangas, veiklas, bet kaip bebūtų, jaučiasi didelis skirtumai dar šiuo metu. Bet mes tikimės, kad kuo toliau tokių projektų, tuo tie skirtumai iš tikrųjų mažės. Vien tik, praktiškai tik tam, kad nebūtų, kaip aš sakau, stigmatizacijos, kad nebūtų matoma tai, ko negali, bet kad pamatytų tai, ką gali. Nes mūsų dar visuomenė pirmiausia susidėlioja tai, ko negali daryti, ko nepadarys neįgalusis. O aš manau, kad kaip tik reikėtų orientuotis į tai, ką gali ir ką padaro. Jau 10 metų paskutinę rugpjūčio savaitę skubame į vasaros poilsio ir darbo stovyklą prie Baltijos jūros. Šiam renginiui ruošiamės visus metus. Tai draugijos darbų įvertinimas, nauji lūkesčiai ir planai, poilsio valandėlis ir aktyvūs sportiniai renginiai, meninių programų pristatymas ir gamtos gėrybių parodos. Stovykloje dalyvauja ne tik žmonės su negale, bet ir juos lydinti šeimos nariai, vaikai ir anūkai. Turi šie žmonės siekių ir svajonių. Iškarpė jas ir pakabino ant sienos, kad kasdien matytų, kad jiems įkvėptų naujų jėgų gyventi. Ir dar jie kartu, petys petin, nes jau įsitikino, po vienu stogu drąsiau